mėgėjai, mes šiandien žaidžiame kitą žaidimą, ne LOL'ą. Žaidimas pavadinimu Team Fortress 2. Jisai, mano nuomonė, yra panašus į Half-Life'us konturius. Ir štai 9 klasės, kurios galite pasirinkti. Aš dabar pasirinksiu ofensyvą, nežinau, kas jis toks. Ir aš žaidžiu su Pofke HM9. Sveiki visi. Na, man čia įdomu, nes yra naujas žaidimas, aš jį išbandinėjau pirmą kartą ir visiškai dar žaisti nemoku. Bet man kažkaip labiausiai akį krito defenso klasėje, tai šitas storas dručkas su miniganu, tai aš jį bandysiu dabar irgi pasimti. Pažiūrėsim, ką čia gausi. Nors gal, žinai, pasimsiu sniperį. Pabandyt su tuo, ne? Mane kaip gan prasta vaizdo ploksė trupučiuką lagina, tai aš tai tokių negalim, kaip sniperis ar kažkas tokio. O, šitas žemėlapis man visai patinka, čia kaip tik su miniganu. Čia šitam žaidime yra visokių patobulinimų. Jeigu paspaudžiate M raidę ir pasirenkate savo klasę, galite pažiūrėti, gal turite kokių nors papildomų ginklų, šautuvų, kardų ir čia va galite užsidėti šiaip visokius ženkliukus ant galvų ir taip toliau va užsidėsime kažkokį šitą ir turiu kažkokį žibintą. Tai dabar po mirties man jisai atsiras. Kur tu čia ką užsidėjai? Per M raidę. Šitas žaidimas dabar yra nemokamas Steam'e. Aš nežinau, ar jis šiaip mokamas, turbūt, kad ne. Greičiausia, kad ne, man atrodo. Tai galit parsisiųsti. Šiaip užima nemažai, bet pažaisit apie 10 gigų. Bet pažaisit su ir normaliu kompu. Ir iš ties labai smagus žaidimas, tokie defensive stiliaus, kaip kažkas panašaus kaip Work Must Die ar kito žanro žaidimų. Va čia matom žmogeliuką ugnesvaidį. Jo, aš turiu didelį ginklą miniganą. Kur tu, Šarai, esi? Va. Pasirodyk. Šitas? O, tai. Bū. Ne. Turėtų būti įdomu. Kai žiūri. Ką čia stengiasi nušauti, ne? Palatų prieš. Toj prasidės jau už 12 sekundžių. Tai smagu šitas žaidimas, tokiais grinai, ateit pasitaškyti. Aišku, dabar čia kaip pradžia mes žaidžiam prieš botus. Galime žaisti ir prieš kitus žmonės. Tai ten kur kas sunkiau ir įdomiau, be abejo. O, pareina pirmoji banga priešų. Ruošiamės. Ar sniperis nekoks, tai neteiskit? Taip. Čia kaip matom. Priešų tikslas yra susprogdinti mūsų bazę. Mes ją stengiamės apginti. Vas tai va, šitą granatą jie turi nunešti iki mūsų bazės. O, aš miriau, buvau pernelyg arti ir sudegino mane lietuvos vaizdu. Taip, ir vėl tu atsirasiu už kelių. Ten renki pinigus nuo žemės, po to perki visokius upgrade'us. Taip, aš antrą kartą nusipirkau, kad daugiau šovinių turėčiau. Skautą nužudžiau. O, priešas. Tu liepsnos važiu. Opa. Jau žiūrėk, kai bombą toli nuneši. Ai, prie pat manęs pribėgo ir vėl padegė. Kažkaip labai čia prastai žaidžia. Vieną kartą, kaip žaidžiau inžinierių, šį buvo ant stogo, pasistatė savo bokštelį ir jis visą bazę apvyrė. Jėzau, jie 2 bombas deda. Bomba jau prie pat. Pareina vėl išbriekė. Tas liepsnos, tai labai skriaužiame. Gerai, kad tik kraštus tiltelius gali eit, bet jau... Ne! Vėl mane sudegino iš nugaros. Išgyvenom. A, padeploino viskas. Pralošėm. O, išskridau į orą labai aukštai. Gražiai. Čia pačioje galite pamatyti, kiek yra nužudimų, mirčių ir taip toliau. Nu, pabandykim kokį kitą žmogeliuką, gal įdomiau. Aš pabandysiu inžinierių pasimti. Taip. Aš išmėginsiu šitą, kuris labai greitas ir šaudo greitai. Inžinierius man asmeniškai labai sunku žaidėjimus. Gal pats sunkiausias, nes šis su juo tuos bokštelius viską reikia statyti. Taip, ką čia galim patobulinti bokšteliai? O, įsitobulinau ir cancel paspaudžiu, o kadras sakėri. Centrifying speed. O, šitą reikia pasitobulinti. Tai mano bokštelis greičiau šaudys, bėgu aš jį pastatyti.
Bėgam. Va, pofkė, čiak. Mačiau, kaip vakar darė. Čia negerai. Čia negerai. Gerai. O čia pastatai ant kampo bokštelį, o čia va pasislėpęs, tai taisai. Pastatyk man čia va šitų kulkų. Aha. Ne, čia aš prie savęs. Jo, arba jo prie savęs pastatyk. Kad ir gydytų viską darytų. Tai čia gal irgi kur nors atrasim, kur eina užšokti. Va. Dabar aš pasislėpsiu iš kampo savo bokštelį. Ant ano namo neina užlim. Bet aš... Tu turėsi būti kartu su manim ir saugoti praėjimą šitą. Gerai. Mat, kitose servuose būna gali parašyti, tarkim, third person. Ne, šitam nėra. Arba parašai šitaip ir robot. Ir tu būni robotas tada. Bet tik tavo išvaizda robotas, vis tiek už žmonės kovoja. Bet šitam serve neveikia. Spausk F4. Pradėsim greičiau. Taip. Šiaip žaidimas labai įdomus, tikrai pabandykit. Jeigu žaidžiat kokį lolą, kaip ir mes, tai galit šitą ateiti pataškyčiai pasijungti. Atsipalaidavimo kokias žaidimukas. Nu ką, pareina pirmoji banga. Tikrai nėra sunkus, yra lygiai, galit pasirinkti lengvą, sunkesnį, sunkų ir taip toliau. Jeigu neišeina sunkus kaip mums, žaiskit lengvesnį. Jo, sunkus dar tikrai įdomus, ten reikia daugiau pasipratinti. Šiaip reikia ant sunkaus lygio gero kompiuterio, kad visiškai nelagintų. Nu, ko čia mano bokštelis nieko nešaudo. Nes nedaneša dar. Ne, būt. Šaudyk. Oi, degintojai nenori. Aš pilu iš vinčiko, dabar priešus kol bokštelis ar O, ir bokštelis jau pradeda savo veiklą. Jis, kaip matom, minigun turi raketų iš tokio velnio. Oi. Ateinu pustę kulkų biškai. Taip, aš paremontuosiu bokštelį savo. O, bokštelis mano jau 16 nužudė. Dabar kel bokštelį, nes tas centri busteris pareina, kuris tau susprogdins šitą bokštelį. Va, matai šitą miną didelę. Aha. Kel bokštelį, kai jis turės prie pat su kitų pelės mygtuku. Nes aš nespėsiu jo nušauti. A, jis tiesiai pas mane atėjo. Jo, va, kel. Ne! Mirei? Spėjau, pabėgau. Išgyvenom pirmą bangą. Dar Ne, ne. dar neišgyvenom. Tiesiog tas mano bokštelis taip visus žudo. Centri busteris vėl pat... Oi. Vėl tas sumina. Vėl atbėga su manis. Bėgam, dingstam su bokšteliu, saugom bokštelį savo. Eik iš čia. Kodėl jis tiesiai į mane taikosi? Nes tu turbūt bokštelį paėmė. Taip. Eik tu savo prie manęs, nespėsiu pabėgti. Spėjau. Ačiū Dievui. O, įveikėm pirmąją bangą. Kas čia? Title text. Nužudžiau net 40 miną. Aš 5. Tai čia mano bokštelis viską už mane daro. Čia va, kai baigęs mečas ateinat apsipirkti, galit pasimti kitą žmogeliuką, bet neverta, nes jau šitam esat supirkę equipmentą per šį žaidimą. Bet berods gali viską grąžinti ir... Neina, jau būna užlokinti. Ei, niekšas. Žies bombą, Ai, sudaužė mane. Pralošėm ir kiek nedaug trūko. Pralošėm. Nusprendėm jums parodyti kitą game modą ant Team Fortress žaidimo. O game modą čia biški nesigaudom dar. Pofke? Taip, tai modas mes matom vadinasi Gold Rush, Tai čia yra komandos, matai? Jo. Nu Ir rinkis, čia suprantu kažkokį karutį reikės stumt ar kažką. A tu į raudoną, į kurią įėjai komandą? Arba nesą neužkrovė. Ai. Galbūt man patriko. Aš einu į raudoną komandą ir tu ateik į raudoną po to. Gerai. Ką, bandysiu šį kartą būti šnipas pirmą kartą, dar su juo nežaidęs. O, tu aš kraus ir mane komandą. Į raudoną tu atėjai, ne? Aha. Tai irgi šnipas būsim? Jo. Gerai, lėksim kartu pjausti.
Kažką mes čia. Ana, matau priešą. A čia priešai? Aha, jau šaudai mane. Šūdas mane pripjovė. Oi, geras, kaip jie čia moka žaisti. Aš nesusigaudau, kaip su tuo šnipu pasivers nematomu. Pasirink kitą žmogeliuką ir viskas. O kokį pasirink? Mane prigavo, kada šnipas. Aš galvoju papjauju. Jie iš bazės neišeina, aš kaip matau. Čia inžinierius yra prie patys atstatinėję kol kas. Kur tu matai? Ai va. Va šnipas atbėgo. Kur tu jį matai? Čia atbėgo per apačią. Ai va, matau. Raudonas bėgo. Nunešiu čia. Tau čia gerai sekasi su bazūkininku. Ai. Pasikeisiu ir aš turiu čia. Sudeginau. Haha, vaikas. Geras. Negirdi čia. Tai iš nugaros. Medikas apsimetė, visai ne. Tau iš nugaros, tau iš nugaros. Call of Duty. Aha. Šaudė mane. Sniperis nupylė. Man čia šneka, chebra. Su kuria raidės, kai šneka, su L? V. Oi, aš ne į tą pusę nubėgau. What's up, man? Girdėjai? Biški ilgiau palaikyk, nes tu tik pasakei man. Pridengsiu tave. Miriau. Bet jisai dega, gal irgi mirs. Bėgu šį iš nugaros, gal pavyks pagauti. Tu su savo heavy trooperiu vėl.